Nedidelis lyrinis nukrypimas. Fainas oras. O, vėjukas. Pajaukinam ir laukiam. Opa! O, net braška viskas. O, pakėlė sargelį taip gražiai. Op! Taip, opa, yra ketvirtas. O, kol nekimba, galima pavalgyti. O, yra. Bet tai kaip spaudė. 7,5, 8 laipsniai šalčio šiandien praktiškai. Ir dar vėjukas. Mano sodas. Va. Miega. Ilsisi. Neįmanoma pravažiuoti. Kelias va. Užpustytas. Nuo žiemos pradžios, nuo pirmų sniegų. Taip kad va viskas įrogęs. O jei rimtai, tai turiu reikalų sodyboj. Bet galvoju, nugi, tokį gražų orą galima galbūt dar kažką tai ir pažvejoti. Tai kas kimba, kiemo baloj 2. Kai pernai gaudžiau, taip ir šiemet pagaunys. Va, pusnys. Pravažiuoti neįmanoma. Tik šitos rogės tempiamos. Nežinau, kaip čia mikrofonas susitvarkys su triukšmais, bet gal. O prapučia. Net. Kiaurai ausiai. Ir nuo laukų va čia va. Atpučia tą vėją šaltą. Kažkaip susitvarkysim. Sodas miega. Pusnys baisios. Nieks nevaikščiojas. Žiemos pradžioje dar čia buvau davažiavęs. Bet paskui nebe. Užpusto ir užpusto vis. Kaip tik snygis, taip užpusto. O kai nuolat negyveni, tai nėra ko valinėti. Nu ką, einam tvarkomės, ką reikia. Ir bandom tada gaudyti kiemo balą, gal kokį hybriduką. Nu, pažiūrim, kaip tvarkosi orapūtė. O orapūtė tvarkosi labai gražiai. Va. Kokia. Ir čia orapūtė yra 30 litrų berods, ar kaip ten skaitosi. Tai viena tokia silpnesnių. Ir jinai tvarkosi, va, matot kokie kitie. Skersmuo praktiškai 2 metrai neužšąla. Šiaip per šalčius tai buvo likę apie kokią 0,5 metro. Skaidrus vanduo gerai. Nu, pasižiūrėsim, kas mano kūdroj kibs. Čia tai šiaip tai pavojinga. Galima laisvai lūžti, priburbuliuoti, net matosi, kad tenai tai plonytis ledukas. Gal kažką tai pagausime. Reikia pasiruošti iš kartą kokio jauko, matiliuko. Turiu ir pinkų. Vienu žodžiu visko. Pasiėmiau, ko turėjau. Tai matysim. Reikia eiti į garažėlį, pasiimti kokį kibirą, kad žuvytę leisti, kad nenumirtų. Pasiimam kibirą, derelę, dėžę rogių. Nereikia rogės čia tik tai tam, kad atvažiuot patogiau būtų. Tvorelė. Tokia kiekvieną rudenį užsitempiu nuo ūdrų. Reikėtų tą sniegą miškį apmėtyti. O jau pučia, tai gerai. Praktiškai, jeigu šnekas tas 40 cm, tai apie 40 ledas. Tai toks ir yra.
Nu, lašiniai, lašiniai ne. Paėmiau jauko, čia visokių likučių irgi, browningo, VDE. Vieną šviesų ėmiau, vieną tamsų, matysim. Čia nespecializuoti kažkokie tai jaukai, bet turi tikt. Gerai, čia gal nereikia. Jiem reklamų ar taip nereikia. Vandenuko. O, prisėmiau vandens, kad būtų kur žuvį dėt. Nemba, dar žuvies nepagavau, o jau planuoju, kad būtų kur žuvį dėt. Ajajajajaj. Įsimaišom jauko. O šito va tamsaus browningo. Jisai skaniai anyžim kvepia. Daug jauko nemaišysiu biškį. Truputį padrėkinsiu. Greičiau nuskęs ant dugno, mažiau stovės eketėjai. Ir viskas. Jaukas yra, ko čia daugiau reikia. Ai, matiliai. Matiliai. Kaipgi be matilių. Matiliukas. Ai, gražus. Tai matiliuko atskirai taip reikės. Truputį jauko, nedidelę galkutę ir matiliuko truputį. 3 eketės, pajaukinam ir laukiam. Kažkas vis tiek bus, o gal netgi ir žuvis. Truputį jauko, kaip ir sakiau. Nedidelę va tokią, tokius trutuliukus mažiukus įmesim. Bus geriau. Daug tikrai nedėsim. 2. Trys. Ir ranką nusiplaunu, tai gražiai skęs. Ir truputį matilio. Taip net gal kietėjai patryniau. Tegu skęsta. Einam į kitą tą patį. Eketę. Jei nekeptų vienoj, tai gal bus kitoj. Paskutinė. 3 eketėlę. Matiliuko. Traukia eketę šiaip. Ir keletą. Taip. Kas svarbiausia, tai kad nemažas būtų kabliukas ir kad gerai dirbtų stabdžiukas, o stabdžiukas dirba gerai. O, stabdžio čia neprispausim. Porą matiliukų per vidurį, va taip, truputį, opa. Opa. Porą užteks. Paskui matysim. Nu ką, pirma eketė. Leidžiam, tikrinam. Tai čia yra šitoj kūdroj kuojų, bet nedaug. Kaip žinau, buvau gal kelios kuojos buvo. Ir paskui prisiveisė va tokių mažyčių visai kuojų. Bet tikiuosi, kad jos čia iš vien man nekips. Dugnas. Nu ir koks čia gylis? Apie 1,5 metro. Apie metras, ne, daugiau. Apie 2 metrus. Tai vat. Čia praktiškai giliausios vietos kūdros. Nu.
Kur mūsų karpis karosas hibridas? Kur žuvis? Opa! O! Pirmas kibimas. O aš net leidęs rytukė, sakiau atleisiu. Atleidau. Va. Opa! Va, koksai hibridukas. Taip gražiai nuo dugno. Pim. Va. Koks grožis. Gerai metamės į kibirą. Opa! O, visai nieko. Man smagu. Nežinau, kaip jums žiūrintiem, bet man smagu. Bandom dar vieną. Dar vieną. Nėra. Bandom į kitą eketę eit. O, yra. Net braška viskas. O, vos netkeliu. Nesupratau, į kažkur įstrigdė. Čia jokių kliuvinių lyg tai nebūdavo. Nuplėšiau avižėlę. Bandom kitą avižą. Kokią paprastesnę. O tokią vavarinę su didesniu kabliuku. Porą matiliukų. Jeigu taip kabinsis, tai negerai. Dugnas. Na. O, yra. Mažesnis, bet yra. Puh, draugai. Pažiūrėkit, kas čia. Auksinis karosas. Auksinukas. Ką jisai čia darė? Reikia kibirą atsinešti. Nu, suprantu, hibridas. Nu, bet auksinis karosėlis. Keista. Bet kibimas vat iš karto tik nusileido ir kibo. Dugną tik pasiekė. Op, yra. O, didesnis šitas. O, čia jau tikrai bus hibridukas. O, koksai. O, avižėlė dar už apačios burnos. O, koksai. Apsišikėlis. Reikia rankas nusiplauti jau. Nu jo, suprantu, kad hibridas, tai nu tai gerai, jie maitinasi ir tokiu šaltesniu metų laiku, bet kad auksinis karosas kibtų, tai keista. Nu, ar kibsi? Nenori? O, paėmė. Nedidelis irgi. O, hibridas. Žiukas, bet kūdas. Vieni yra storesni, tai jie gyvenę čia šitoj baloj visą laiką nuo kaip sakyti, tvenkinio iškasimo. O kiti yra mažesni tokie, tai aš juos meškerę sugaudžiu kitam tvenkinukį. Ten sodo apačioj ir atvežiau čia. Nes ten orapūtės nepastatęs, tai greičiausiai, kad jie gali iššalti.
Tai va, tai čia tie kūdi iš kito tvenkinio. 1, 2, dedam daugiau. 4 matilius pasižiūrėsim. Tokį kuokštą. Kas bus su kuokšteliu? O, iš karto. Tik prie dugno nusileido ir kažkokie judesiai prasideda. O va taip, kad kibtų aukščiau, ten 15-20 cm nuo dugno, tai ne. O, pakėlė sargelį taip gražiai. Opa, koksai. Apvalos. Gerai, 4 mateliai tinka. O. Nu. Dar. Ar bus? Va, vakar reikėjo važiuoti čia į kaimą. Vakar buvo šilta. Vėjo nebuvo, šilta buvo. Kažkaip ne tau dieną pasirinkau. Ne. Nėra. Nedidelis lyrinis nukrypimas. O rytai tai atvažiavo kaimynai nuvalyti mum kelio. Šaunuoliai. Teko mano mašinėlę patraukti. Užsikurs traktorių. Ir kelias bus nubrauktas iki kaimynų. Ir labai gerai. Viskas. Bandom toliau mes čia kažką tai dar kirkinti. Žuvytę. Nu va, 4 gražuolius. Neima. O jei neima, reikia įdėti matilio. Tik pasakiau, kad nenori ir opa. Žiūrėkit, kokia žuvis. Ar patikėt galite? Meknė. Va, visokio velnio čia yra ir iš kur. Meknė. Oi. Leidžiam į kibirioką. Nu, negaliu patikėti, nu, bet graži meknukė. Oi. Plauk. O šito yra kažkas. O, hibridukas. Atiduok. Aviža, atiduok. Yra. O, koksai didesnis šitas. Gražuolis. Va. Šitas į karpiuką panašus. Plaukit. Op. Tik dugną pasiekė ir taip gražiai pakėlė. O, stiprus. O, stiprus. Uodega į viršų. Kaip tu taip sugalvojai? Pažiūrėkit, koksai grožis. Man kaimynas sako, kasgi per žuvis ten tas hibridas, sako, kam tu jį leidai? Va, kam aš jį leidžiu. Tam, kad gaudyt. Opa, yra 4. O, prašo, kaip valo. Kaip prašo valo. Oi, Jėzus koksai. Oi, ir apsisuko kiti. Va.
Blemba tokie stiprūs, baisiai. Fainuolis. Opa. Jėga. Nu, nėra, reikia truputį matilio įdėti ir eiti į kitą eketę. Jeigu nėra. O, yra. O. Ai, norėjo pabėgti. Va. Op. Bet visi kibimai nuo dugno, nuo pačio dugno. O. Nu, ką jie daro žiemą? Vėl auksinukas. Auksinis karosiukas. Truputį apstojo visur. Reikia, skaitau, gal pajaukinti. Duoti jauko. Įmesiu vėl po truputėlį. Po truputį jauko. Gal net nespausiu taip, ar pabersiu tiesiog. Iš viršaus po nedidelę saulytę. Nesuprantu, į ką jie čia sureaguoja, ar į jauką, ar į matilį. Dabar paskutinį kartą matilio mečiau, tai nebuvo reakcijos jokios. Pabandysim tą jauką. Va. Kokios žuvys. Visai gražios. O, taškos. Liks. Fainas oras. Geras, truputį per rankas tai traukia. Vis dėlto -7,5, 8 šalčio yra, ir ta saulė. Be akinių neįmanoma. Tik tai su akinukais. Gerai. 3 eketukės pajaukintos vėl. Laukiam, kada čia vėl ateis kažkas tai. Padarysim baseinuką. Nu va. Ir baseinukas. Ir galima va čia leisti sau. Tegu plaukioja. Plaukit. O. Čia bus jūsų mažiau. Arčiau kranto biškį. Keletą va dar. Tokių akečių padariau. Kur sekliau. Pažiūrėsim, kaip bus čia. Kibo, lyg tai kibo. Nu, kas čia atsitiko, užsikabino dar. Jeigu kibo, tai gali būt, kad kibs ir dar. Aha. Įsnukio. Ai, kaip daviau per snukį. Ai. O, besileidžiantį paėmė. Besileidžiantį. Oi. Op. Ne tik tai nuo dugno. Ir besileidžiantį paėmė. Hibridukas. Nėra. O. Paėmė. Oi. Geras. Oi.
Su aviža. Ojai, su aviža. Nu ką padarysi? Bet buvo geras. Reikia rištis naują. Per naują. Kaip tu taip sugebėjo? Ir kaip jis taip? Ai, koksai. Išdykęs. Ir taip į eketės kraštą atsimušė ir tikšt ir nulupo avižą. Ir liko aviža. Nu. Užrišim naują mes jam. Nu va, uždėjau nedidelį šratuką. Pabandysim ant jo. Ir uždėjau 5 matelius dabar. 5 cielus, 5. Na, pasižiūrim. O, yra. Bet tai kaip spaudė. Irgi geras. Irgi bus geras. Ai, kaip jie juda. Opa. O, va, koks. Va, koksai bičiuliai. Va. Kiemo balos, kiemo kūdros karosas. Liks. Happy faces. Gerai. Ar ne tu man pabėgai su aviža, nematau avižos pas tave. Tai gal ne tu. Fainiai. Kas keista, tai dingo kažkur tai visi iš kūdros ešeriai. Gal jiem, nepatinka šiltas vanduo vasarą. Vėl nežinau. Visi kažkur tai išgaravo. Pernai ant ledo negaudžiau, bet užpernai tikrai pagavau. Pernai su meškere pagavau nedidelių va tokių va. Bet dabar kažkodėl tai aš jų nepagaunu. O būdavo pirma žuvis. Tik išsigrėži ir pirma žuvis. Nu ką, tyla? Nenori. Kol nekimba, galima pavalgyti. O žvejyboje geriausiai šildo riebūs lašiniai. O, yra. Irgi geras. Visi stambesni atėjo tokie. O, va. Čia nepabėgo. Ant šaratuko. O, va. Koksai hibridukas. Karosas su trupučiu karpio. Aš visai norėčiau kokį karpioką pagaučiau. Nežinau tik tai, ar užkibs.
Bet būtų visai gerai. Va, uždėta. Šiaip yra karpių. Tokių neblogų yra. Nu kaip 3 kilogramai. Yra tokių. Pagrindė gal mažesnė. Ten apie 2 kilogramus, bet būtų gerai užkirst tokį. Na. Kur jūs? Toks vaizdas, kad didesni hibridukai atplaukia ir tuos mažesnius visus išbaido. Na. Ir kurgi jūs? Na, girdžiu jau kaimyno traktorius dirba. Gerai, nuvalys kelią. Vaikai su keturačiais pasivažinės. Kai geras oras, smagu. Upa! Nėra, sakiau. Yra. Yra. Va. Pastatai, palieki ramybėj ir tada paima. Va, šitas nedidelis, bet gražus labai. Šitas toks storulis. O, kaimyno agregatas. Metam truputį matiliuko. Truputį. Kad turėtų ką rinkt. Opa, yra. Oi. Duoda. Wow. Geras vėlgi. Opa. O tai kablys. Va, koksai gražuolis. Švarus, nesužeistas. 4, 5. No. Op. Vos pakeliu. Tik leidžiu besileidžiantį kaip dėjo. Nepatraukiu. Ar nebus jo didenybė karpiokas? Manau, kad gali būti. Jo, bus karpis. Karpis ir nenori eiti į akitę niekaip. Per mažai jame ketė. O tai. Opa. Pabandom už jaunos ir kažkaip iškelti. Opa. Ai, ką? Bičiuliai. Sakiau, kad gali užkibti ir taip gražiai į lūpytę. Ai. Opa. Va. Žiema vadinasi. Čia vadinasi žiema. Oi. Va, bičiuliai, kokias. Karpiokas. Gražu? Gražu. Na, kokia. Gal pora nebus, gal toks 1,5 kilogramo, tai tikrai bus. Gerai, reikia galvoti dabar, kaip čia jį leisti. Plauk. Jo, plauk. Tai kas eketę išgręš.
Eketę padarys. Nu, plaukia. Ir jūs gal norit plaukti? Nu, dar pabūkit čia. Dar pabūkit. Plauksit ir jūs. Labai stipriai netikėjau, kad gali užkibti. O kaip gerai medis šešėlį padaro. Labai stipriai netikėjau, bet, nu, tikimybė tai buvo visą laiką, nes jų čia yra. Tai va, ėmė ir paėmė karpiokas. Bet gerai, žinokit, juda, tai jie po ledu normaliai. Nors ir žiema, bet stiprus baisiai. Gerai. Būtų gerai dar kokį vieną iššaut. Taip lėti tokie judesiai, vangus, bet faini. Gerai. Leidžiam dar vieną. Cekt. Reiškia, karpiai irgi žiemą ir kimba, ir valgo, ir viskas jiem gerai. Tiesiog reikia kantrybės, manau, išlaukti, iškentėti. Nu va. Reikia miškelį. Dar gal vieną. Opa! Nesupratau besileidžiantį. Ir vėl. Negi. Karpis. Ne karpis. Hibridas. Opa. Ai. Tik karpį ištraukiau. Nu va, hibridas. Nesuprantu. Kas jiem čia daros? Nekibo. Ir pradėjo. Gerai. Dar leidžiam. Visi taip dar ištraukia ir to valo, tai kol tą dugną randi. Bet grinai vat besileidžiantį. Kažkodėl tai. Čia dugnas. Čiu. Eketukę traukia tai momentaliai. Nors ir saulė šviečia, bet traukia labai. O! Mažiukas. Bet tai besileido. Tukšt. Op. Plauk ten. O, vienas po kito. O, ką tu? Nenulaikau. Nu vos. Ką jie išdarinėja? Nesupratau, užsiskersavo kažkur tai, nelenda į aketę. Nesuprantu. O, įkišau. Šonu. Grožis, draugai. Opa. Kas turi tvenkinius rimtai, nu įsileiskit tų hibridų. Ir vasarą juos smagu gaudyti, ir žiemą. Ypačgi su karpiais, nu tai būna sunkoka žiemą. O va hibridai puikiai. Nu, gal vėl bus? Na. O, yra. Ir vėl blemba. Muzika groja. Opa. O.
Nuostabu. Kaifas. Kaifas. Tiesiog kaifas. Nu, bet šitą eketėlė davė. Reikia atsidėkoti. Įmesti truputį matilio. Nes aš įsivaizduoju, tas karpiukas atplaukia, tai jisai čia tik tai siurpt ir tą matilį suryja momentaliai. Ir nesusilaiko. Nu, va, truputį teko dar ir pakast. Su šiupeliu padirbti. Bet gerai, nu, jau aikštelė tvarkingesnė. Oba. Einam bandyt gaudyt toliau. Man dar norisi gal ir kokį karpioką užkirst. O būtų faina. Einam į akvariumą, išdėsim šitų dičkių. Jau čia akvariume vietos nebus jiem. Dar yra. O, koksai hibridukas. Opa. Gražus. O, kokie. Tegu plaukioja. Šalo visas kibiras ledo gabalą pavirta. Oba, 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 oba. Jau niekas nekibo kokią 10 minučių. Vaikščioju iš eketės į eketę, iš eketės į eketę. O, užsiskersavo. Plauk. Plauk. Kaip tu taip įlengilį sugebi? Opa. Geras. Geras hibridukas. Oi. Va. Nu, atiduok. Avižukė. Va, koks gražuolis. Ai, faini. Graži žuvis. Gera, stipri. O. Plauk. Opa. Pasirodo, dar vienas kitas atplaukė. Nu va ir viskas, bičiuliai. Panašu, kad daugiau nieko nebus. 3 eketukės, 1, 2, 3, kur viską ir sugaudžiau. Dabar ten tyla mirtina. Nežinau, ar čia laikas gal toksai. Dabar po 2:15. Nežinau, pietus. Per pietus gal nekimba. Nei hibridukai, nei karpiai. Užtenka. Geras oras, dar reikia eiti pačiam padirbti, ką padaryti. Tai va, leidžiam žuvį, žiūrim, ką pagavom. Va, kur mūsų akvariumas. Sudrelę truputį pasididinam eketę ir žiūrim, ką mes čia pagavom. O pagavom tai va, kokių grožybių. Va, kokie hibridukai. Va. Ir kas keisčiausia, tai jie visi leisti buvo vienu metimu. Jiem dabar gal 3 metai. Tai va, yra ir tokių, yra jei rimtai, tai ir dar didesnių hibridukų. Bet yra ir va tokių, va, nors jie tų pačių metų leidimo. Vieni daugiau valgo, kiti mažiau plauk. Tai va, kiek čia mes jų? 1, plauk. 2, 3, 4, 5 gražuoliai.
6. Nu, faini tokie tikrai. Faini. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ir čia dar truputį. Mažiukų. 15. 16. 17. 18. Ir kas keisčiausia, va, du auksiniai karosėliai. 19, 20 ar 21, kiek jau čia. Dar karpis, dar pabėgo su aviža. Vienžo. Tai va, kažkaip tai taip. Visi paleisti. Gyvens ilgai ir nuobodžiai. Kaimynas dar su traktorium dirba, valo. Šaunuolis. Gerai, o ką aš? Einu dirbti. Tiek šitos žvejybos. Pasirodo, netgi kaimo baloj, netgi viduržemį galima gaudyti. Ir karpius, ir karosus, ir netgi auksinius karosus, ir hibridus. Meknę dar pagavau. Nu jo, kuojytę pagavau. Visokios žuvies aš pagavau. Bet nepagavau ešerio, kurį tikrai tikėjausi, kad vienas arba keli tai tikrai užkėps. Puikia diena, saulėta, bet šalta. Tai va tiek, bičiuliai. Jeigu patiko, spauskit laiką, prenumeruokit kanalą. Kitais metais vėl aš čia turbūt žiemą pažvejosiu. Aišku, vasarą kažką tai gal nufilmuosiu. Hibridukų tampymą. Visai smagu. O iš tiesų tai gali būti, kad kimba dėl to, kad visą laiką vyksta aeracija. Visą žiemą burbuliuoja, deguonies netrūksta. Tai gali būti ir dėl to. Kitoj baloj greičiausiai taip nekiptų, nes storas ledas, sniego sluoksnis, deguonies bus tenai stipriai sumažėję. O čia deguonies tikrai daug ir gal dėl to jie kimba. Tai tiek, bičiuliai. Viskas. Einu dirbti. Čiau, pakau. Pasimatysim žūklėse. Iki. Ai, blemba, reikia čia pasimti.